Jeigu jūs dabar būtumėt išrinktas į Seimą arba Kauno miesto merų, jūs elgtumėtės kitaip, dabar jūsų veiksmai būtų kitokie, jūs kažką tai pamatot dabar iš šalies, negu tada, kada jūs buvo pirmą kartą išrinktas? Pirmą kartą, žinoma, jeigu būčiau tiesiai iš gatvės, nebūčiau sugebėjęs, bet prie manęs buvo pradėtos kapitališkai remontuotos gatvės. Vieną galiu pasigirti, kur nevykdžiau vyriausybės kvailų nutarimų. Kubilius mane ir Seime, būdavo aš sėdžiu Seime, jis mane visą laiką mano pavardį mini ir mini. Pavyzdžiui, neleidau švietimą sugriauti, neatšaukiau tarybos sprendimą. Platelis 4 valandas man smegenis plovė. Sakau, aš net nebandysiu į darbotvarkę traukti, nusispjovė ir išvažiavo, sakau, be reikalo gaišau. Kur šiandien profilinis mokslas vidurinėse? Kur jis? Žinau, kad žlugs ta reforma. Reformą daryti reikia pirmiausia ir pinigų turėti, ir pasiruošti, paskaičiuoti viską gerai. Toliau ne vieną negrąžinau pastatą savininkui su gyventojais. Man į tie žmonės ir tie, su gyvai žmonėm negrąžinsiu, vėl vyriausybės nutarimą nevykdžiau. Nu ir kaip matot, nepasodino, nieką, nors gazdina, įvesim tiesioginį valdymą ir taip. Sakau, veskit, nebijau, tada revoliucija greičiau prasidės nuo Kauno, o kurie apimtų ir visą Lietuvą. Jeigu, gerbiama žurnalistė, man būnant 3 dieną merų užsuka dujas Kaunui, technologiniam institutui, Pluoštui, Šilkui, aš po valandos pas Milaknį nuvažiavau. Jis man tiesia ranką, sakau, ar jūs ministras, aš nepadaviau net ranką, sakau, ar jūs ministras, ar durnius esat. Jis net žaktelėjo, prie visų te buvau sukviesti viską, aš nespėjau nei už 1 centą padaryti skolos. Dar 3 dieną dirbdams, ar jūs reikalaujat, kad aš 50 milijonų sumokėčiau už Lietuvos dujom. Tai sėdam, kalbėkim, grįžtant, jau buvo dujas paleistas, jis daugiau nebandė. Labai buvo sunku dirbti, jie iš visų pusių mane spaudė, bet aš nepasidaviau. Pavyzdžiui, man nepranešė, kad atvažiuoja Bundestago pirmininkas užsienio tarnybos, turėdavo pranešti man, kas atvyksta svečiai, viską. Man paskambino Ignatavičius, sako, rytoj bus į Rotušę, sakau, o kas ją bus? Atvažiuoja Landsbergis su Bundestago pirmininku, šampanas jau suneštas viską. Užrakini ir raktą atneši pas mane ant stalą, man nepranešta. Miesto galva esu aš. Tai ką man daryti, ką daryti? Šampaną, sakau, atiduok apskričiai atgal, atseit priims apskrities viršininkas. Apskrities viršininkas gali priimti savo kabinetę, Rotušė grinai priklausė merui. Paskui, sakau, išgerkit tą šampaną, nenubėdnės tą, nu ir ką, laikraščiai rašo, atvažiavo, Rotušė užrakinta, pavaikščiojo po aikštę, ir gražiai išvyko, neapžiūrėjo pačios Rotušės. Viską su manim negalėjo, kai sakant, ir paskui kažkur jie pradėjo nusileido. Landsbergis, pavyzdžiui, atvažiavo į laidotuvės kardinolą, kai mirė eminencija kardinolas Latkevičius, Landsbergis peržengė save ir atvyko. Vis tiek reikėjo, žino, kad reikės su meru bendrauti ir gedulinguose pietuose buvo. O Adamkus neperžengė. Nes aš pasakiau, kada kažkada paklausė, kaip Lietuvos, sakau, toks, koks, sakau, Skuduras, o ne prezidentas, buvau pasakęs per televiziją, kada mane teisė už vieną valsą, nes Adamkienė visi buvo tos kuratoriai, sakau, Lietuvos Skuduras, o ne prezidentas. Tai jis neperžengė, po šiandien tiek pykas, kol buvau meras ir jis niekada neatvyko. O man jis nereikalingas buvo, nes žinau, kad ne man jis pinigų atveš, ne jis padės man išspręsti kokį nors klausimą, tiek, kad aš išlaidų tik miestas turėsiu, apie jį tą visą dieną sugaišiu ir savo darbo valandas. Ir nes nebijau aš jų, ne vieno aš jų nebijau, ne ministrų, nieką, nes juos visus pažinojau nuo 87 metų ir galvoju, juk senai spaudėt komunistą bilietus, dabar persivertėt, patriotais tapot. Aš koks buvau, toks išlikau. Aš nebuvau davatka, bet niekada nespjaudžiau ant Dievo, niekada nelaužiau kryžių, kaip kai kurie šiandien konservatoriai, kurie Landsbergio pridėjo kryžius, numėtė trypė, buvo partijos sekretoriai partorgais. Šiandien, kai parodo per šventės, pirmieji puola prie altoriaus suklumpa, kad parodytų televiziją. Man tiek šlykštų, tokie jie šlykštus visi yra. Nu, būk, aš
neinu į bažnyčią, bet aš Dievą nešioju širdį. Nu, mūsų laikas ribotas ir klausimų aš turiu labai daug. Jums mes dar ir trečdalį turbūt dar neatsakėt jūsų mano klausimus, taip kad mes turbūt turėsim tartis, kad mes dar susitiksim su jumis. Dar vieną klausimą. Po šitų rinkimų jūs pareiškėt, kad politika svarbiau nesusitarimai, bet kas ką išdurs. Čia jūsų pastebėjimai dabartiniu metu, dabartinėse rinkimuose. Nu taip, ne, tai aš mačiau, kas darosi Seime, kada pabuvai toj virtuvėj. Nuo pat pradžių Lietuvoje politika buvo tokia, kas ką išdurs. Švakarą susitarė vienaip, per naktį visiems atsisuka, kas prilenda, kitaip protas tą parodė ir dabar Kaune pasirašo koalicinę sutartį, per 2 valandas apsisuka protą ir aš taip jų pasakiau, nes Lietuvoje tokia politika nuo 90 metų. Kas ką išdurs, prisiminant Adamkaus sudarytą naująją tą vyriausybę Pakso Paulausko. Sudarė, kiek jį pagyvavo. Ir kad tie priėmė, kas ką išdūrė, kol postus gavo. Jis senai pas mumis nėra nei politinės kultūros, nėra nei politinio žodžio, kad jau padaviau, pasakiau viską. Čia kas ką išdurs. O kas reiškia dėl mero rinkimų tiesioginių? Jūs palaikytumėte šitą idėją? Mero tiesioginius aš palaikyčiau tuo atveju, jeigu meras turėtų įgaliojimus didelis. Bet jeigu meras dabar išrinks, jumis išrinks merą, o į tarybą išrenka visai priešingų partijų atstovus, tai neleis tam merui niekada pasileisti. Meras turės vykdyti tarybos nutarimus. A jie specialiai darys, nors meras ir geras idėjas paduos viską. Meras turi ateiti su įgaliojimais. Arba turėti teisę paleisti tarybą, arba kažkokią, čia reikia įstatymiškai numatyti mero, kaip sakant, ką jis už ką atsako, mero žodis, ką pavaldus, o jeigu meras tik tai dėl juostelių perkirpimo, kad jie nori išrinkti, o taryba bus visai priešingai, dabar man išrinktų merą, o į tarybą vien konservatoriai. Tai jie geriausiai aš mintį paduočiau, jie blokuotų man. Blokuotų, neleistų. Kur tau miestas gerėtų, gražėtų, tai vėl jį išrinks antrą kadenciją, darytų priešingai viską. Mūsų laikas baigėsi dėja, mes turim nutraukti pokalbį. Ačiū Jums, kad Jūs atvykot pas mūsų ir ačiū žiūrovams, kad žiūrėjot mūsų. Ačiū.